Kaip tu įvardintum, kas yra coachingas iš tikrųjų? Pagalba keisti tavo mąstymą pokalbio metu. Žmogus kažkaip linkęs nenumest to savo problemos, nes jisai jaučiasi jo savininku kažkiek tai. Šitas mazgas yra mano ir aš jį užmazgiau. Žmogui pakeitus mąstymą, pasikeičia rezultatai. Man vienas iš smagiausių dalykų coachingo taikymas yra tėvystėje. Mes turim pokalbių tokių, paklausiu ir tyliu. Aš galiu pasakyti, ką aš galvoju, bet ką tu apie tai galvoji? Ką mes su tuo galim dabar padaryti? Ir nuo to prasideda diskusija. Kartais ir įvardinu tą dalyką, kad aš jį buvau tau metų. Tai terapija ar coachingas? O tu išbandyk ir tą. Didžiausi atradimai, jie vyksta po pokalbio. Po metų tas žmogus, su kuriuo tu pradėjai dirbti, jau yra kitoks. Tu kaip specialistas jau esi kitoks. Situacijos yra kitokios jau. Tarsi coachingas yra apie rezultatą. Tas tikslas kai kuriuose vietose per daug pervertinamas. Daug daugiau, man atrodo, svarbus yra tas laikas, kur tu sieki to tikslo ir kuo per tą laiką tu tampi kaip asmenybė. Žmogus turi realiai 4 problemas. Jeigu, žinai, duobėjasi, tai pirmas žingsnis, ką padaryk, tai nustok kast arba nustok lėkt.